Taigi sveiki visi, pradinis video failas susigadino, kur filmavau visą pradžią žvejybos ir dėl to nėra nei pasisveikinimo, nei nieko. Ir dėl to dabar norėjau tiesiog įsiterpti ir pranešti, ten keletą vaizdo įrašų dingo, bet nesudaro esmės ir vis tiek kviečiu visus pasižiūrėti, kokių gražių karosų man pavyko pagauti. Iškart pirmą metimą darau, gylio irgi kol kas nežinau, tai jeigu aš susižiūrėsiu, slėpau užsidėjau. Tarkim, čia pabandysiu. Pirmą žuvį. Ai, toksai stiprus. Pirmas. Bėgu. Kibimą man atrodo nufilmavau, bet kaip traukinį nufilmavau. Štai toks karosas gražus. Žiūrėkit. Atkabinsiu. Ką susimečiau abi meškeres. Vieną ant 3 dzikų, kitą ant sliekų. Nelaukt. Vėjas, aišku, labai didelis ir nepalankus šiandien. Bet ką darysi? Nieko jau nepakeisiu. Dar vienas. Šitas jau mažesnis. Persidariau šiek tiek sistemą, nes vėjas labai pūtė, tai pagalvojau, kad geriau būtų su svareliu gaudyti. Tai vienas žodžiu, šiuo metu jau turiu 4 ar 5 karosus. Nu, vienas iš kito tokie didesni. Iki 300 gramų, porą šimtų gramų. Ir šiandien labai taip nepasisekė, aišku, žinau, kad vėjas, bet pirmą kartą prie balos važiavau, tai neįsivaizdavau nei kur čia vietos, nei nieko. Ir vėjas tiesiai į veidą pučia. O kibimai irgi labai keistai, vieni labai toli nuo kranto kimba, kiti va tik prie kranto pritraukus pradeda kibti ir kažkaip atrodo užeina. Pagausi vieną, du ir jie vėl dingsta kažkur, neaišku. Tai kitoj pusėje žmogus irgi vieną pagauna, toliau sėdit, neaišku. Galbūt vėjas biškį aprims, tai tada bus galima normaliai jau sėdėti, nes dabar tai net nei suplūdė labai patogu gaudyti, nei pačiam labai malonumo yra. Yra vienas. Perėjau į kitą vietą, kad vėjas į nugarą nebepūstų. Šitas jau toks mažesnis šiek tiek, bet bent kažkas. Reikia viską dabar susidėti ir bandyti.
Lietus prasidėjo. Turbūt, kad lys stipriai, tai reikia greičiau atsikabinti ir skėtį išsitraukti. Toks va karosas. Dar vienas. Šį kartą toks, va. Ne visi dydžio vienodos, kai tik. Kiek girdėjau, anksčiau sakė, pagaudavo didesnių ir po kilogramą, pusantro, gal net ir 2 papuldavo. Bet kažkaip šiais metais dar nėra tokių monstrų. Bet gal dar bus proga kažkada atvažiuoti. Dar nenurašau, kad jų čia iš vis nebėra. Reikės pabandyti kažkada. Dabar va kiek laiko sėdėjau, šiek tiek šoniau užmečiau. Greit atsiliepė. Ir masalą šiek tiek pakeičiau, tai dabar ant slieko ir kelių dzikų užkybo. Biškį ir sistemėlę pakeičiau. Nežinau, čia labai keista tokia man šita bala mistinė. Nes su pašaru čia tų karosų prisišaukti neįmanoma. Ta prasme, tu gali šert, bet nepadeda tai. O jie tiesiog kažkaip tai užplaukia, tai ne. Kartais toliau jie kimba, kartais arčiau. Tai taip pat mėtai ir ieškai pastoviai, kur jie čionais randasi. Važiuoja. Opa. Ir vėl toks pats. Setelį pasidėjau, nežinau, manau, čia nėra toks dydis, kad labai reiktų. Karosas. Reikia bandyti toliau, gal užėjo būrelis. Dar kas keista, kad kibimų realizavimas tai 100%, ta prasme, jis jau, kai jis jau paima ten tą masalą, tai iškart lūdė prineria ir tiesiog važiuoja į šoną ir visada giliai ryjas. Nors ir uždedu slieką ten kelis dzikus ir kažkaip labai jisai jį paima. Nebuvo dar nei vieno, kad nepakirščiau ir kad atsikabintų. Ta prasme, labai stipriai įsisega ir lengvai išsitraukia, nereikia nieko bijot. Kas gerai. Norėtųsi šiek tiek didesnį. Čia tokie, aišku, smagus, bet tikiu, kad ir didesnių yra. Vėl, man atrodo, kimba. Na, jeigu kips, nufilmuosiu. Vėl jamą. Va, paėmė. Ir veža. Opa. Mažesnis šitas. Išsikelsiu. Na, bet vis tiek smagu. Svarbu veiksmai yra. Toks.
Karosiukas. Karosas. Na, žinau, kad būna tokie delniniai. Čia tai jau... Ta prasme, čia irgi delninis, bet žinau, kad jų būna tokių mažesnių, tokių delninukų visai. Tai ten tai jau nėra ir smagu jos gaudyti, čia tokie smagus jie visai. Tai ką, šiandien žvejybą jau baigsiu. Matau, kad jau būt stipresnis lietus ateina, tai žiūrėsim, ką čia pagavau ir galima važiuoti. Štai tiek karosų pavyko pagauti šiandien. Vienas gražesnis yra, visi kiti tokie mažesni. Bet smagiai visai praleidau laiką, tai kelių neužfilmavau. Kiek čia? 8 ar 9. Ne visus išfilmuot pavyko, bet kiek gavosi tiek, mano video visai išeis. Šiuo metu vis tiek nelabai kas kimba. Ieškojau čia ilgai, kur čia pažvėjoti. Bent tiek. Norma, bent kažkokią pagavau, nors žinau, kad pagauna čia ir po 20 ir po 30 vienetų, po vieną žvejybą. Ir dar netokių. Tai dar kiekvienas, man atrodo. Vieną žuvį. O, ja. Dar vienas. Galima būtų ilgiau pažiūrėti, bet oras nelabai čia leidžia. Ir vėjas toks nemalonus, aišku, būtų graži diena, tai galima būtų sėdėti, kad ir iki 10. Bet, toks karosas. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Manau, kad galimai galbūt kitas video vis dar iš čia bus, bet filmuoju šiuo metu ir bandžiau ir šapalą pagauti vakar, bet pagavau dar vieną krišlį. Tada bandžiau lyną jau, bet su lynais dar sunkiai. Pasigauti karšiukų nedidelių. Ir bandžiau lydekų žūklę filmuoti, tai vieną tik tai silkutę pagavau, nufilmavau aišku, bet dėl vienos lydekaitės kažkaip nesinori ten to video kelt. Čia jau manau visai įdomiau bus. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Palaikinkit, pasubscribinkit, jeigu nesunku. Pridės man motivacijos daugiau. Na ir susitiksim kitam video. Viso. Opa. Dar prieš išvažiuojant vienas prašovė, kol daiktus rinkausi. O, jau. Aha, va čia jau negerai. Gal išeis pats. O. Niekaip negaliu išvažiuoti, blemba užėjo būrys ir traukiu vieną po kito. Nesinori ir išvažiuoti niekaip, kai taip kimba. Bet baisu, kad toj gausiu lietaus, tai tada jau visas šlapės namo grįšiu.